Sveiki, įsijungę naujo sezono, taip galima ko gero sakyti, pirmąjį epizodą tinklalaidės Nesveikas. Ir šiandieną susitinkame naujai vedėjai, tai yra aš Simonas. Ir aš Justina. Ir šiandieną mūsų tema, aš taip sakyčiau, visai tęsia tinklalaidės tradiciją, nes tinklalaidė yra nesveikas. Tai ir ieškom tos skirties tarp to, kas yra sveikas, kas nesveikas. Tai šiandieną mes paieškosime skirties tarp to, kas yra maža ir kas yra didelė problema. Ir užduosime tą klausimą, o tai kaip gyventi su tom mažom problemom, kai didelių problemų yra tiek daug. Teisingai. Tai tikriausiai reikėtų pradėti išsivardinti, kasgi tai yra maža problema ir kas didelė. Tai, sakyčiau, mažos problemos gali būti tokios, kurios nekelia kažkokio labai didelio pavojaus gyvybei, arba, kaip sakoma, dar negriūna žemė iš po kojų. Su tom mažom problemom, tarkim, kasdienybėje mes kiekvienas turime tų problemų, tiesiog prie jų prisitaikom, jos tampa mūsų kasdienybės dalis ir mes nekreipiam jas dėmesio. Pavyzdžiui, kiekvieno ryto skubėjimas kažkur, tarsi tai yra problema, bet mūsų rutinos dalis ir mes visai to nesureikšminam ir nieko dėl to nedarom. Arba žinom, kad kiekvieną dieną po darbų, po studijų stovėsi kamštyje ir tu nieko negali dėl to padaryti, nebent planuotis laiką kitaip, bet tai tiesiog taip pat tampa tavo rutinos dalis. Taip pat tokios problemos, kurios mes jas jaučiam, išgyvenam, tačiau nieko dėl to nedarom, nei jų nevengiam, bet taip pat ir nesprendžiam. Tarkim, kaip pavyzdys man labai yra santykių tema. Tarkime, buitiniai santykiai, tu žinai, kad grįši namo ir kažkoks bus pokalbio metu iškils koks nors beveik kaip konfliktas, bet tu dėl to nieko nedarai, tu santykių dėl to, kaip sakant, nebaigi. Toks pats rutininis. Toks rutininis, tiesiog tu neini ir neišeini pro duris dėl to, kad grįžus namo kažkaip nemaloniai bendraujasi su žmogum. Sakai apie tavo tokį rytą, kad tai tampa rutinos dalimi, kaip apie tuos santykius, kad kiekvieną kartą apturi tą pačią problemą. Tai man tai visai skamba, kad tai yra ir kažkas, ką mes esam normalizavę. Kad mūsų gyvenimuose tos mažos problemos jos tapo norma ir tokia duotybė, kad mes tiesiog jas net ir pamirštame, kad tai iš tiesų galim vadinti problema ir vadiname kasdienybę vietoje to. Taip, bet vis tiek kažkaip, sakyčiau, galime įvardinti problemą, nes tai kelia kažkokį nepatogumą, kažkokį stresą ir galų gale link kažko priveda. Ir sakai apie tą darymą kažką, tai galima perlipti ir į tai, kas yra didelės problemos. Ir aš kai mačiau, tai tas didelės problemas, manau, galima išskirti į dvi didelės problemas. Tai vienas sritis būtų tarsi tos, kuri visuomeniškai pripažįstamos kaip didelės problemos. Ar tai bus karas koks nors, ar ekologiniai klausimai, kurie dabar neramina pasaulį. Ir taip pat gali būti ir didelės problemos asmeniniam lygmenį. Tai yra jau tos, kur jeigu su pavyzdžiui tuo, kad kiekvieną rytą kažkur skubi, tai tu renkiesi vis dėlto skubėti, nes taip esi pripratęs. Tai prie tokios didelės problemos jau kažin ir priprasi. Ir tada ateinant tą momentą, kai mes didelės problemos, ir dėl to ir vadinant didelę problemą, nebegalim ignoruoti ir turim pasirinkti arba vengti jos, arba ją kažkaip išspręsti, nes tas diskomfortas, kurį patiriame, jau ko gero peržengia tam tikras slenkstį, kur jau kažką mes turim daryti. Dėl to mes ir vadinam ją didelę problemą. Ir kažkaip taip atrodo, su jie susidūrę galime spręsti. O tos mažos problemos, kad jos ir kiekvieną dieną, ar kad jau gal tų mažų problemų, kaip sakoma, ta suma yra didesnė už tą vieną didelę problemą, bet kadangi jų tiek daug ir jų tiek mažų, tai galite pasirodyti, kad jau kam jas spręs, aš ją galiu ignoruoti. Aha, taip, bet pavyzdžiui, tos mažytės problemos, jos vis tiek, jas ignoruojant, jos dėliojasi, kol galų gale tu jau tampa, jau lipa per viršų ir tu iš esmės turi kažką dėl to daryti. Arba su kažkuo, ar su kažkuo pasidalinti, ar pasikalbėti, ar galų gale spręsti tą problemą. O tai ką dar kalbėti apie tai, kaip mažos problemos tampa viena kitos priežastimi, arba didelės problemos tampa
maža problema tampa didelės problemos priežastim, bet vietoj to, kad rinktumėme spręsti didelę problemą, o kad rinktumėme spręsti mažą problemą, mes galvom, kad didelė problema yra ta tikroji problema. Tai ar tai bus tas pats su miegu, kas man irgi būdavo, kad jeigu aš neišsimiegu, tai mano dienos, kažkokios nepilnos, nepilnavertės, jose kažko trūkdavo. Ir aš to, ko trūkdavo, ieškau būtent toj dienoj, kad galbūt ten kažkas nutiko ne taip. Iki kol kažkada atėjo momentas, kad supratau, gal ta mažoji problema yra ta papildoma valanda kokybiško miego kiekvieną dieną, kurią aš išsprendęs, radau sprendimą ar į didelę problemą. Taip, teisingai. Reikia išmiegoti pilną ciklą, kad pabusti ryte žvaliam ir turėti mažiau problemų. Jo, ar seki laikrodžiu savo miegą? Turi tokį? Turiu, iš tikrųjų, vat, kai pradėjau mokytis psichologiją ir sužinojau, kad labai didelį įtaką turi vat, tas miego ciklo sekimas ir pabudimas būtent teisingų metu. Ir vat, tarkim, arba po 20 minučių, jeigu toks super greitas polisis, arba jau po 1,5 valandos, kas jau išeina vat, pilnas tas miego ciklas, tai kažkaip aš ir bandau skaičiuotis, kad pusantros, tai dažniausiai man gaunasi vat, kokios 9 valandos, vat, taip sočiai, kaip pamiegoti ir nei mažiau, nei daugiau kažkaip aš 9 ir man tobula. Aš taip kalbėjau su draugu, tai jis man papasakojo, kad su tuo savo laikrodžiu yra net programėlės, kur tu gali rungtyniauti, kiek tavo geras miegas. Jis sakė, kad jis buvo top 1% pasaulyje geriausiai miegančių žmonių. Tai net ir tokius galima bandytis. Tikrai kažkur realizuoti šitą dalyką. Mažom problemom ir kaip jas atskirti tuo pačiu miegu. Man tai visai buvo momentas gyvenime, kaip aš atradau, kaip ir minėjau, kad miegas yra problema, kai buvau su draugu, dar mes ten važinėdavom arba aš pas jį kažką veikdavom, taip toliau, ir kadangi skirtingi miestai, tai ir panakvot, ir aš neišsimiegau, ir aš jam sakiau kažkada, kad blemba, miegau 7 valandas, kas man atrodė mažai, ir neišsimiegau. Ir jis man kažkaip yra sakė, kad klausyk, 7 valandas miego yra daug, ir to turėtų užtekti. Ir man tada aš susivokiau, kad aš tiek, kaip sakant, bėdavoju apie tai, kad vis neišsimiegu, nors gal iš tiesų išsimiegu. Tai ir tokį klausimą uždaviau savo. Tai ar tai problema ar ne? Galbūt aš miegu gerai, galbūt kažkur kitur. Savanorystėje jaunimo linijoje irgi buvo toks momentas, kai, man atrodo, atsiverė šiek tiek akis, kai supratau, kad tavo dėmesį galima kilnoti iš mažos į didelę problemą ar atvirkščiai, nes galbūt kitur yra tas skausmas. Tai kai vienam pokalbį ir aš nenoriu dalintis tiksliai, kas ten nutiko, galbūt ir dėl konfidencialumo, kad žmogus nepažintų savęs, tai pakeisiu šiek tiek ir ta situacija tai maždaug skambėtų taip, kad jeigu man paskambina ir taip dalinasi, kad išsiuntė laišką savo kažkokiam ten, nežinau, tarkim, darbe, kokiam vadovui. Ir vadovas atrašė, kad suteiks atsakymą per ateinančias 5 dienas. Ir praeina 3 dienos ir to atsakymo dar nėra. Ir jau mintis ateina žmogui, kad jau kažkas ne taip, kad arba laišką blogai išsiuntė, arba vadovas užpyko, arba galbūt ten kažkas tokio nutiko, kad vadovui jau eina. Ir man tai buvo labai įdomu klausytis, nes supratau, kad tai ir gali būti problema, ką aš visai panašiai sakyčiau patirdavau, bet kol nebuvau išgirdęs, kad kažkas dėl to kreipėsi, dėl tokios, ką aš sakyčiau, maža problema. Jeigu žiūri taip, gal vertinančiai šiek tiek pasakysiu, bet realistiškai, tai tau pasakė, kad 5 dienų bėgiai bus atsakymas. Praėjo 3 dienos, nėra čia ko dabar nervuotis kažkaip. Bet ta problema vis tiek yra ir ji nervuoja kūną. Taip. Ir tada aš, tai išgirdęs vieną mažą problemą, tapau atidesnis ir savo, kad galbūt aš turiu tas mažas problemas, kurias be reikalo laikau mažomis. Galbūt ir aš dėl jų galiu kažkaip kreiptis, kalbėti apie jas. Taip, iš tikrųjų, ir kažkaip norisi, kaip man atsikratyti to maža didelė problema iš vis tos klasifikacijos, nes ar mes vis tiek jas klasifikuojam iš savo iš šono, tarkime, ar ne, bet asmeniškai, kai patys gyvenime patiriam kažkokią problemą, kas iš šono atrodo, ai, čia kažkokia nesąmonė, čia ne problema, kai kitur vyksta ir karai, ir pasaulis skęsta ir taip toliau, bet iš tikrųjų problema ar maža ar didelė, jinai yra problema ir ją reikia arba spręsti, arba apie tai kalbėti.
Jo, o tai kaip manai, kaip tai nutinka, kad žmonės vis dėlto lyginasi, kas yra maža ir kas yra didelė problemos? Tai sakyčiau, pagal kaip jaučiasi, jeigu žmogus jaučia, kad jam tai yra labai nepatogu, jis dėl to išgyvena labai stipriai, tai automatiškai tai pasidaro svarbu ir didelė žmogaus dienos arba kasdienybės gyvenimo dalis. Tai ir kažką norėtųsi dėl to daryti, bet tarkim, kartais žmogus pasirenka nesidalinti tą problemą, ją kažkaip savyje paslėpti, užmiršti, vengti jos, vat visi tie vengimo mechanizmai ir taip toliau kažkaip susigyvena, vengiant, nekalbant apie tai, bet ir tai, kodėl žmogus renkasi nesidalinti tą problemą, ar iš gėdos jausmo, ar iš baimės jausmo, šitą galima suprasti. Arba žmogus, kuris pastoviai dalinasi savo problemom kasdienybėje, tai eina ir skundžiasi ir dalinasi savo bėdom. Toks ir klaustukas yra, jeigu apie problemą savo nekalbė, ar tai reiškia, kad ji yra per maža, kad apie ją kalbėtum, ar yra per didelė, kad apie ją kalbėtum. Nes tos kasdienės tokios, kur sureikšminam, kad tai yra problema, kad pavyzdžiui, kiekvieną rytą skubi, nu tai gali kažkam atėjęs susitikęs sakyti, kaip šiandien skubėjau ir vėl. Ir tai mane sunervino. Bet trūksta, atrodo, to gal tada atkreipimo dėmesio, kad tie, kurie dalinasi kiekvieną dieną, iš kurių girdim, galbūt juos reikia ir atkreipti, kad žiūrėk, tu daliniesi apie tai kiekvieną dieną, ar tau tai tikrai nėra problema. Galbūt tai yra problema, tik tai yra to ir ką kalbėjome, tiek normalizuota ta dienos norma, dienos dalis, kurios, nu, tam tikrą prasme net nebeįsivaizduojam be tos problemos, kad kiekvieną dieną įpratę kažką patirti, nors tai tiek įsigyvenę į mus, kad taip ir nebemokame. Iš tikrųjų, gal žmogus net nepastebi, kad jis taip daro, tarkim, nesąmoningai eina ir skundžiasi, net nesupranta, kad skundžiasi, bet jam tas yra kažkaip patogus skūstis, aukos pozicija, tarkim. Tai va, aš su tuo draugu irgi, kur sumiegu irgi. Nežinau, kiek kartų aš esu žmonėm prieš tai sakęs, kad neišsimiegau, kai iš tiesų galbūt aš išsimiegau, bet kol kažkas netkreipia dėmesio, kad tu miegau užtektinai, čia galbūt net nėra problema. Tada ir tą sąmoningumą įgau, kurio dėka galėjau imtis kažkokių veiksmų. Ir tas, tarkim, mano veiksmas pasirodo, kad užteko pakeisti gal net tą patį mąstymą, kad įsivertinant 7 valandas, nu jos vis dėlto yra užtektinai. Tai čia gal toks pavyzdys, kad kai mes pakalbam apie mažas problemas, tarsi ir išsiaiškinam, kad gal ten ir yra tokia maža, kad jos spręsti galima atidėti į šoną, bet būna ir priešingai, kad pakalbėję apie ją, nu pavyzdžiui, apie santykių kokį, kad galbūt viduj santykių su antra pusė ar su draugu esam tose savo taisyklėse, kad kiekvieną kartą susitikę, pavyzdžiui, dėl kažko susipykstam ir su tuo tiek susigyvenę esam, nu bet kitas žmogus tai išgirdęs gal sakytų, ar tai santykis, kuris tave tenkina, galbūt tai ir tai... Čia problemos, Kaip? Taip yra, tarkim, klausė iškart kitas, ar nemanai, kad tai yra problema tokius santykius turėti, ar čia normalu išvis? Ir tada iš mažos problemos į tą didelę kilsteli laipsnį. Tarsi atrodo, kažkas atkreipia dėmesį į tavo tą mažytę problemytę, su kuria tu esi susigyvenęs, ir tai paverčia, kad taip sakant, jau tokia didelė problema, dėl kurios tu pradėsi pergyventi ir galvoti ir pergalvoti viską vėl. Taip, ir čia yra toks, ko gero, apie ką ir mūsų ta misija yra, ir kaip psichologų, kaip būsimų specialistų, ar net ir dabar studentų, tai yra, kad žmonės apie tai kalbėtų, kad tas savo problemas, kurias jie patiria, nes kol tu neišsakysi, tol nežinosi, kad tai problema. Ir galima ir grįžti į tą tokią klasikinę Festingerio teoriją socialinio palyginimo. Tai yra, kad kai mes neišsakom kitiems savo problemų, mes neturime patys jokio objektyvaus kriterijaus, kaip įvertinti, ar jie yra didelė ar maža. Dėl to ten viduj pas save ir pradedam lyginti su tuo, ką kiti žmonės patiria. Pavyzdžiui, aš galėčiau papildyti tave, kad aš tikrai save matau šitoj situacijoje, kai lyginuosi dėl savo problemų su kitais, ar netgi esu girdėjus iš artimos aplinkos, kad
nu klausyk, dar ne tiek gyvenime vyksta visko ir tau čia tikrai nėra dėl ko pergyventi. Ir tas lyginimasis taip ko gero ir gali nutikti, kad arba mes lyginamės, kad aš turiu tokią problemą, tu turi kažkokią kitokią, nu ir gerai, tavo problema yra didesnė, dėl to mano gal netokia svarbi. Arba aš turiu tokią problemą, tu turi tokią pačią problemą, bet aš matau, kad tu su jie labai labai gerai susitvarkai, o aš nelabai gerai. Ir tada galite prasidėti įvairius, kad aš ją nureikšminu, kad aš ignoruoju tam tikrą prasme, nes man atrodo, pavyzdžiui, kad jeigu tu tą problemą sprendi ir tau tai pavyksta, tai aš ją laikyčiau mažiau svarbia. Jeigu aš ją laikyčiau arčiau mažos problemos negu didelės. Bet va tas lyginimasis ir pamatai, kad kitas gyvena su panašia problema ir jisai ją išsprendė. Ir tada tai tarsi tau tampa motivacija, kad tu taip pat gali ją išspręsti. Jeigu kitas gali, tai ir tu gali bet ką pasaulyje. Bet iš kitos pusės, jeigu tarkim tavo savivertė yra nepakankamai aukšta ir pamatai, kad kitas išsprendė ir tau iš karto, o aš nesugebu ir man nesiseka ir kažkaip tas iš karto padidina tą problemą, ar ne? Iš mažos vėl grįžtam į tą didelę problemą. O tai kas būna, jeigu tu matai kitą žmogų ir tu nematai nei problemos, nei sprendimo joje, tame žmoguje? Nes gali būti, kad jeigu tas žmogus apie savo problemą nekalba, o aš tą problemą turiu, tarkim, mes abu turim tą pačią problemą, bet nei vienas nekalbame. Tai mes susitikę, aš manysiu, kad aš vienintelis turiu problemą ir kad ir tu vienintelė viduje galvosi, kad turi problemą. Ir galbūt bijosime apie tai kalbėti, nes kas supras mane, jeigu aš pasidalinsiu savo šitą problemą. Bet jeigu abu nuspręstumėm žengti drąsų žingsnį ir dalintis problemomis, tai pamatytumėm, kad turim labai daug bendro ir kažkokį galbūt kartu sprendimą galėtumėm rasti. Taip, tai man ir buvo tas jaunimo linijoje vienas iš pokalbių, kurie įsiminė apie tą, tarkim, tą laišką vadovui, kad kai aš išgirdau tą, kad aš suvokiu viduje, kad galima dėl labai įvairių dalykų kreiptis pagalbos ir tikrai tą girdėti, kai žmonės paskambina ir savo pradžioje tokią, ne litaniją, bet žinot, aš nežinau, ar šita problema yra pakankamai svarbi, kad aš kreipčiausi. Ir tada aš ką pats darau, tai juos tada patikinu, kad, kaip ir sakyt, maža ar didelė, tai vis dar yra problema. Ir kartais to patikinimo reikia ir man pačiam, kad prisimint, kad tai, ką aš patiriu, tai ir gali būti ta problema, kuri yra verta dėmesio ar verta sprendimo, o ne tik tais ignoravimo arba kažkokio vengimo. Bet įdomu, kokį pavyzdį čia dabar kažkaip man vis tas karo tema ir karo problema, kuri yra labai arti mūsų dabar, kaip ir arti, bet kaip ir ne. Ir pradžioje, tarkime, prasideda karas, ko tu gyvenime dar nesi taip arti matęs ar patyręs, tau tai tampa gana didelė problema, dėl kurios tu labai nerimauji ir pergyveni, tarsi užeina tas apatiškumo jausmas, beprasmybės jausmas, įvairių jausmų, įvairių tų mažyčių problemyčių, kas yra tie nepatogus jausmai ir jie susideda ir pradeda tavo griauti kasdienybę, griauti tavo gyvenimą. Tai panašiai man buvo taip, kai prasidėjo su Ukraina karas. Aš buvau šoke, sėdėjau darbe visiškame beprasmybės jausme ir net nebežinau, ką čia dabar daryti, kai už Boros kažkur šalia vyksta tas karas ir žūsta žmonės ir aplamai, kad tas mano naivumas pasireiškia, kad kaip taip gali būti iš viso, kad ima ir žudo nekalti žmonės. Bet ilgainiui kažkaip aš nusprendžiau tą didelę problemą truputėlį atitraukti ir po truputėlį kažkaip ir ignoruoti, galbūt net nebesidomėti to karo naujienom. Galbūt kažkas dėl to ir smėgstų mane, bet šiai dienai aš visiškai nesidomiu, kas vyksta diena po dienos tose frontuose ir sakyčiau, dėl to mano gyvenimas yra žymiai
ramesnis ir galiu aš gyventi čia ir dabar, nes vis tiek kažką turiu daryti, vat, diena po dienos savo gyvenime, toliau kažko siekti gyventi, o nesėdėti ir galvoti, kad oi, čia kitur vat, visi sprogdina žmonės ir aš nieko negaliu va, dėl to padaryti ir iš viso dėl to kažkaip vat, užsidarai ir nieko nebedarai iš viso. Tai kažkaip man tas nekalbėjimas apie tą problemą, nesidomėjimas, vat, tarkim, karo problema padeda ir kažkaip, nežinau, ką tu apie tai galvoji. Aš galvoju, kad jeigu tai kalbam apie karą kaip apie tą didelę problemą, tai mes tos kriterijus, kai keliam problemoms, kas yra maža, kas yra didelė, tai sakėm, kad maža yra ta, kurią gali ignoruoti, gali neįspręsti, neįvengti kažkaip, tiesiog su ja gyventi, o didelė yra ta, kur nebegalim ignoruoti. Tai labai įdomiai nugula ir toks karas kaip visuomeninės problemos pavyzdys, nes nesvarbu, ar ignoruosim, ar spręsim, ar vengsim, kažin ar mes galim spręsti, kažin ar mes galim vengti, tai vis tiek yra taip šalia ir taip kartu toli, kad mes viskas, ką galim daryti, tai gyventi tame. Ir ką girdžiu, kaip tu daliniesi, tai man atrodo, kad ta didelė problema, kaip jos nepadaryti savo didelę problemą, kad tai vis dar liktų tam tikra distancija, tam tikra saugia distancija. Žiaurus reiškinys, jo, kas kalba apie tos žudynės, bet kažkaip atrodo, tenai vyksta tie karai, bet taip pat mes turim savo asmeninius karus kasdieniniam gyvenime ir patys asmeniškai pasirenkam, ką žudyti, ko ne. Čia jau tai perkeltinė prasme. Tai ką mes dabar turim, ko gero, kas maždaug yra maža, kas didelė problema ir ką reiškia tai, ar kalbam jas, ar nekalbam. Tai sekantis klausimas, kurį galim aptarti, tai yra, o kaip gyventi su tomis mažomis, Jo, čia. tų didelių problemų pasaulyje. Manau, svarbiausias klausimas, į kurį šiandien turėtumėm kažkaip bandyti atsakyti savo ir pasidalinti žiūrovams. Iš pradžių reikėtų truputėlį pagalvoti, prie ko priveda tos problemos. Tai tarkim, įvairios nesėkmės irgi yra problema, ne? Ir kai žmogui pastoviai kažkas nesiseka, kažkas nesigauna, tai tarsi tampa toks, kaip žmogus išmoksta manyti, kad yra bejėgis kažką iš vis pakeisti ir daryti. Ir Martino Seligmano teorija išmokto bejėgiškumo čia man kažkaip labai į temą yra. Jisai buvo pozityviosios psichologijos pradininkas, amerikietis. Tai kuom susijęs su tom problemom, tai tos nesėkmės, jos atrodo, darau, nepasisekė, vėl padariau, vėl nesisekė ir, žodžiu, nieko nebedarysiu. Pavyzdžiui, ar tarkim, imant mokslą, tu tiek daug laiko skiri mokymuisi, mokiniesi, stengiasi, net padedi kitiems išmokti ir staiga po atsiskaitimo, po koliokviumų, po egzaminų, pamatai, kad rezultatai yra blogi ir dar blogesni negu tų, kuriems padėjai mokintis. Tai ir jeigu toks vienas kitas kartas tave atrodo labai demotyvuoja ir išmokina galvoti, kad ką aš čia mokinsiuos, vis tiek niekas nesigaus ir vis tiek nepasiseks, arba santykiai irgi žmogus bijo užkalbinti žmogų, su juo susidraugauti, susibendrauti. Bet tikriausiai mokykloje, ypač tarp paauglių, kas yra labai svarbi tema, draugų ratas ir pažintys, tai einant, bandant bendrauti, tave atstumia kažkokia kompanija, tavęs nepriima ir vėliau nepriima dar kitas žmogus ir dar kažkas tave sukritikuoja ir galų gale žmogus nuleidžia rankas ir galvoja, kad ką aš čia dabar eisiu bendrauti, vis tiek draugų nesusirasiu ir neturiu draugų, ir tas tiesiog veda prie tokios ir frustracijos, ir beprasmybės jausmo, ir prie tos pačios depresijos, prie įvairiausių tų psichologinių problemų. O tai čia taip visai įdomiai skamba, atrodo, kad ko gero ta problema, su kuria mes dabar susigyvenom, kažkada galimai buvo ta didelė problema. Pavyzdžiui, ten kaip pirmą kartą kažkas nutiko. Tavo pavyzdys buvo apie bendramžių atstumimą, ne?
Tai ko gero pirmą kartą tai tokia didelė iškilusi nauja problema, kurią ir nori spręsti, bet palaipsniui su daugiau tų nesėkmingų bandymų, ji ko gero kariame tampa mažesnė problema. Jo, tarsi nei sprendi, nei vengi, tiesiog užsidarai savo tam burbuliuke ir sėdi be draugų, be žmonių, užsidaręs ir nebendrauji. Ir tau tai tampa tiesiog patogu. Tavo kasdienybė tokia tampa. Tai tai iš tikrųjų tos visos nesėkmės, tos problemos didžiulės tampa kasdienybės dalis, tas išmoktas bejėgiškumas, tarkime, ir ne kažką imti, keisti ir daryti, kai iš tikrųjų gali kažką daryti ir iš tikrųjų gali kažką pakeisti, bet tau atrodo, kad negali. Tai kokie sprendimai būtų, tarkim, atkurti kontrolę. Vat apie kontrolę pakalbėti. Vieną užmačiau straipsnį naujesnį 25 metais išleistą amerikiečių. Jisai būtent tyrė kontrolę, kaip kontrolės jausmas padeda spręsti kasdienės problemas. Ir tam tyrime būtent nagrinėjo tokias smulkes mūsų įvardintas mažas problemas kaip konfliktai su kitais žmonėm ar problemos darbe, ar kažkokie stresoriai minimalūs kaip buitinės problemos, tokie dalykai. Ir pamatė, kad beveik žmonės, kurie jaučia tą kontrolės jausmą viduje, žymiai daugiau yra linkę išspręsti tų kasdienių smulkių problemyčių. O kaip tą kontrolės jausmą pabudinti, klausimas, tai reikia tiesiog pradėti nuo kuo mažesnių problemų sprendimo. Jeigu pamatai, kad yra kažkokia didžiulė problema, kurios tau nesigauna išspręsti, tai gali ją išsiskaidyti į smulkesnes, pradėti, tarkime, kalbant apie santykius su žmonėm, neturi draugų, bet vis tiek jauči vienišas ir norisi su kažko pasikalbėti ir kažkoks žingsnis link problemos išsprendimo būtų skambutis į jaunimo liniją, ne? Ir tave išklauso, ir tave palaiko, ir tau suteikia tą tokį kontrolės jausmą pabudina, aš kažką dėl to padariau ir tas man pasitvirtino ir dėl to aš jaučiuosi turintis kontrolę. Ir kažkaip po šio susipažinimo su šiuo tyrimu man toks buvo, nes anksčiau gana kreivai žiūrėdavau į žmonės, kurie tokie, kaip sakant, control freaks. Jie labai viską ištisai kontroliuoja, dauguma merginų ypač, kurios galbūt jaučiasi nesaugios ir aš pati save tame pagaunu, kad noriu, kad viskas vyktų pagal mane ir kad aš čia viską padarysiu, išspręsiu ir taip toliau. Ir kažkaip pradėjau mokintis labiau per atsipalaidavimą daryti, spręsti tas problemas, nes tas kontrolės jausmas man siejasi su dideliu stresu ir ta kortizolio visa žala čia galima paminėti. Ir tai tos problemos per kontrolės jausmą darai mažais žingsneliais kažką, įgyvendini ir tau tai sukelia pasitenkinimo jausmą ir tu tarsi prabudina tavo tą kontrolės jausmą. Toliau kaip dar galime pabėgti iš to bejėgiškumo? Tai kognityvinė terapija labai pasitarnauja, tiesiog mąstymo pokytis, negalvojimas, kad aš čia negaliu išspręsti problemos, bet tiesiog, tarkim, galvoti, kokie būdai, galbūt kažkokie kiti būdai bus tinkami išspręsti tai problemai. Jeigu ne šitas, tai galbūt kitas būdas gausis, o ne tiesiog, kad pabandžiau, nepavyko ir viskas. Ir daugiau nebebandysiu. Na ir aišku, tie maži veiksmai, kartu ir pagalbos prašymas, kaip skambutis jaunimo linija arba galbūt susitikimas su žmogum, kuris yra išsprendęs tą problemą, apie ką mes jau kalbėjom, ir paprašyti to žmogaus pagalbos, tiesiog ir mokintis iš to žmogaus,
problemų sprendimo būdų. Kaip mes maži būdami ir išmokom kažkaip tas problemas spręsti. Mano patirtis su kognityvinė elgesio terapija, tai taip nesakyčiau, šitai temai yra prieštaringa. Nes vienas iš dalykų, kuriuos pats patyriau, tai yra tokios įkyrios mintys prieš naktį, jos man trukdydavo miegoti. Ir ten, ką mes radom su terapeutė, tai yra, kad kaip tik, kaip man išsimiegoti, kaip atsipalduoti, tai yra tom mintim pasakyti, kad aš jūsų nespręsiu dabar. Nes vakare 10 valandą vakaro nueini miegoti, tai tu jau nieko ir nebeišspręsi, tau reikia miegoti. Jeigu bandysi, tu tais pavargsi, neišsimiegosi, tada bus dar prašiau. Ir kas įdomiausia, kad kai ateina ta kita diena, tos problemos, kurios atrodo kaip ten 1000 mažų problemų iš vakaro, jų tiesiog man nebelikdavo. Tai toks, ko gero, yra vienas priėjimas ir prie tų mažų problemų, kad kartais jos yra tos, kurios tikrai reikia spręsti, nes jos tikrai kaip tas akmenukas, bet tai, kad nepatogu ir tu eini ir galvoji, kad tie namai jau netoli, kad tu tuo išsiausi iš tų batų, bet jie vis tiek toli ir tau vis tiek dirgina. Žiūrėk, jau skauda koją, jau ten puslė kažkas dar. Nepatogu. Jo. Kartais jos tokios, kur maža problema iš tiesų yra maža, bet ko gero ir suteikia tą kontrolę, kai tu tą mažą, imi ir išsprendi pagaliau tų didelių problemų kontekste. Ir kas dar man, aišku, labai artima yra ta pati jaunimo linija ir prašymas pagalbos. Tai yra kalbėjimas apie tas problemas ir jų įvardyjimas ir tas pasakymas, kai tu pats išgirsti ir kai tave išgirsta, kai pamato tą problemą ir gali net ir tą grįžtamą į ryšį, žmogus pasakyti ne tik tais, kad tą sprendimą, kaip sakė, kuris jau jeigu išsprendęs tą problemą, jis pasidalins, bet net ir tas, kuris neišsprendęs problemos, jis gali tiesiog atliepti, kad tai yra kažkas, ką reikia spręsti, kažkas, į ką reikia atkreipti dėmesį. O su šitu, kaip spręsti, kaip rasti tam jėgų, tai ir besidomėdamas radau, yra aišku labai populiaru kalbėti, ir gal toks mainstreaminis dalykas perdegimas, bet yra tokia, net sakyčiau, kaip atmaina. Vadinasi angliškai compassion fatigue, tai yra toks nuovargis nuo per didelės atjautos. Tai aš manau, iš tą mūsų mažų didelių problemų tema atsiranda šitoje temoje geriau negu koks perdegimas, nes kartais mes tiek esam susirūpinę didelėmis problemomis, kad tom mažom problemom tiesiog nebelieka jėgų. Bet kažkur tų jėgų tai reikia rasti, tas problemas irgi reikia išspręsti. Ir čia toks atsiranda šitas nuovargis sveikatos srities specialistams, kurie yra kiauras dienas tarp žmonių, kuriem reikia tas problemas spręsti, ir tada jiem nebelieka laiko ir energijos spręsti savo problemas. Bet ir ką radau, tai kad čia gal geras ir su kognityvinė elgesio terapija atvirkščiai buvo, dabar man apie kontrolę ir iš dalies atvirkščiai, nes yra tam tikri dalykai, tie didelės problemos, kurių mes nekontroliuojame, tai sprendimas, kurį siūlo, tai yra jų tiesiog atsiriboti. Tas pats ir karas, jeigu jau tik, kad tau tai yra tokia didelė problema, kuri tiesiog be galo daug resursų reikalauja tos žinios, tai tikrai viskas gerai su tuo sprendimu yra atsiriboti ir tų resursų neskirti. Nes jeigu neskiri ten, tai gali skirti kažkur kitur. Ir kada tą savo rezervą pataupai, tada gali rasti ir ką daryti su to mažomis problemomis. Jo, galėčiau atliepti, ką minėjau, apie karą, kai sakiau, kad nusprendžiau tiesiog atsiriboti, bet taip pat pasakė ir noris atliepti tą, dėl, kai nori padėti kitiems specialistai, tai aišku, mes būsimi psichologai ruošimės padėti žmonėms, galbūt iki šiol jau vienu ar kitu būdu padedame, kaip tu esi savanoris jau kuris laikas jaunimo linijoje, arba aš kaip masažuotoja galiu labai suprasti šitą dalyką, nes ypatingai didelis noras padėti žmonėm, kurie ateina su įtampa, kūniška įtampa, skausmais kūno ir tas nuo dūšios stiprus noras padėti yra mano tas fizinis darbas, po kurio aš esu fiziškai tiek psichologiškai be jėgų ir iš tikrųjų esu perdegus, esu kentėjus, esu atsidūrus tokiai situacijai, kur net grįžus namo nebeturi jėgų nuo sofos pakilti, nei savo valgyti pasidaryti, nei galų gale paskambinti savo svarbiems artimiems žmonėms pasitrauti, kaip jie gyvena, tiesiog
labai netgi panašu į tokią net tokią depresyvę nuotaiką, tas perdegimas. Tai tokios, ko gero, tie žmonės, kurie ateina, tai natūralu, kad tam specialistui, pas kurį ateina, tai tas specialistas išvargęs, bet ką svarbu vis tiek tą žinutę, tai kad ateiti svarbu. Svarbu kalbėti apie tai ir irgi tyrimai rodo, kad pavyzdžiui, generalizuoto nerimo sutrikimas yra vienas tokių dažniausiai pasireiškiančių, bet tuo pat metu jis yra vienas iš mažiausiai apšnekamų. Ir labai didelė dalis žmonių jie jį turi, bet tai irgi yra tiek normalizuoti, tie patyrimai yra iš to, ką sutrikimas sako, perlipia į kasdienybę, kad mes tiesiog nebeatskiriam, atrodo. Ir kol nesikalbam, tol ir nebeatskirsim. Aha, tarsi tampa norma susitikti su kažkuom ir, Jėzu, kiek čia reikalų, čia ir tiek daug reikia padaryti, ir tu esi tam nerimo jausme, ir kitas lygiai taip pat tau atsiliepia, žinok, man irgi tas pats, tu net įsivaizduoji. Bet kažkaip mes į tai nesigilinam, visai to nesureikšminam, ta prasme, ir aš nerimauju, ir tu nerimauji, ir čia visi esantys nerimaujam, tai ne problema. Tai va, ir tuo pat metu tyrimai rodo, kad kuo mes daugiau apie tai kalbam, ir kuo tas, angliškai tai literacy, lietuviškai raštingumas tam tikras apie tas problemas, apie tas mažas problemas, kur mes net nematom, kad tai iš tiesų didelė problema, tai kuo tas raštingumas yra didesnis ir savęs pažinimas, savęs suvokimas, tai tuo didesnis yra šansas, tie tyrimai, kuriuos skaičiau, buvo apie polinkį kreiptis pagalbos, tai kuo tu geriau pažįsti save, kuo tu esi labiau išsiaiškinęs, kad dar tu nežinai, ką tu patiri galbūt, bet tu žinai, kad tu patiri, kad tas kažkoks diskomfortas yra, kur tu jau nebegali su juo būti, tu tiesiog esi linkęs kreiptis pagalbos, jeigu tu tai matai. Arba tiesiog žmogus, kuris nori įsiaiškinti ir nori išmokti kalbėtis apie tai, nors nemoka, tai tame labai pasitarnauja psichologijos mokslas. Ir čia visai ir gražu, ir ta yra kaip misija, pakeisti požiūrį, kad psichikos sutrikimai, juos gydyti taip reikia, su jais tvarkytis reikia, bet juos turėti nėra kažkokia paslaptis ir tai nėra kažkas žiauraus. Tai taip pat tyrimai rodo, kad tas pozityvus požiūris į save, kad gerai, aš patiriu kažką labai sunkaus, kažką, kas man kelia didelę kančią, aš galbūt neišsimiegojęs, galbūt tie mano santykiai dabar pabjūrė dėl tų mano būsenų, bet vis tiek tas pozityvus požiūris į save, kad, bet aš esu žmogus ir aš taip pat ir tai yra natūralu ir aš tai galiu išspręsti. Taip pat labai daug priduoda, kad tu esi ir linkęs spręsti. Jo, ir užsiminė apie kančią, tai galim kažkaip pereiti tos egzistencinės psichologijos idėjas, apie ką Franklis labai gražiai kalbėjo, kad kančia jinai nebetampa kančia, kai įgyja prasmę kažkokią. Tai taip pat ir problema, kai matydamas problemą, kuri tau kelia kančią, tu ją kažkaip įprasmini, jeigu tu negali jos kažkaip išspręsti, nes automatiškai, jeigu problema jinai tampa išsprendžiama, jinai nebe problema, ne? Bet jeigu jinai kažkaip sunkiai išsprendžiama arba neišsprendžiama, tarkim, sveikatos sutrikimai, kažkokie, kurių tu kažkaip sunkiai išspręsi arba negali išspręsti, belieka su tuo susitaikyti ir tą kažkaip įprasminti. Kasdienybėj pasireiškiantis tokie dalykai, kad čia aš neišsimiegu, man daug darbų, daug reikalų, aš pavargęs ir ar geresnis požiūris būtų toks, kad mano darbas yra sunkus ir kankinantis, ar geresnis požiūris, kad mano darbas, tarkim, padeda mano artimiem žmonėm arba padeda aplamai žmonių geroviai. Kažkokia įprasminimas, kad ką aš darau yra sunku, nepatogu, bet ilgainiui tai kažką reiškia, į kažką daugiau. Ir labai kažkaip gražiai galime padaryti tokią kaip link pabaigos išvadą, ar ne? Tai link pabaigos aš dar prisiminiau su ta pačia kognityvinio elgesio terapeutė. Tai mes net
terapijoje nenaudodavom žodžio problema. Ir aš jos niekada taip ir nepaklausiau, ką tai reiškia, bet mes sakėm iššūkis. Ir gal taip ir visai skamba, kad problema yra toks, kažkas, ką tu turi, ir tiesiog gal ir apsiriboji, kad tu tiesiog turi problemą. O iššūkis toks, jis naudojamas ne tik tai su problemom, bet ir su kažkokios veda link kažko labai gero. Iššūkis, nežinau, gauti paauštinimą ar iššūkis suplanuoti kelionę pasakišką. Tai yra malonus iššūkiai ir jie visi kažkuo įprasmina tą ar gerą, ar tą nemalonų dalyką, kurį patiria. Tarsi naujas sprendimo būdas čia atsiranda, mums bekalbant, keisti požiūrį ir keisti įvardyjimą. Taip. Keisti pavadinimą, problemą, nebevadinti problema, bet iššūkis. Galėtų būti keistai jautėsi man ten. Reikėjo laiko, kol pripratau. Reikėjo laiko, kol atpratau. Bet gali būti. Manau, geras būdas. Nes tarkime, kadangi mūsų, bent jau mano pirmas podcastas, kuriame kalbu, ir man tai buvo problema prieš pradedant gana didelė, aš daug apie tai galvojau ir jaudinausi, žinoma. Tačiau taip, tai buvo iššūkis, kurį aš pasirinkau įveikti ir džiaugiuosi tuo, didžiuojasi savim. Atrodo, ir įveikiam taip. Atrodo, labiau didžiuojasi savimi, kai įveiki iššūkius, negu kad išsprendi problemas. Toks atrodo kažkaip kitaip žiūrisi, ar ne, kai sakai. Tai ką, tai manau galime užbaigti savo pokalbį apie didelės mažas problemas. Tai kad ir kokios jos bebūtų, ar mažos problemytės, ar didelės problemos, jos yra problemos, yra svarbios. Dar kitaip iššūkiai galbūt, galime keisti įvardinimą problemų, tai yra iššūkiai. Ir jeigu mes pasirenkam tuos iššūkius įvykdyti, galbūt pasirenkam tų iššūkių tiesiog neišsikelti, bet kokiu atveju tai veda link tobulėjimo, link geresnės gyvenimo kokybės, link lengvumo jausmo ir to iš tikrųjų, manau, ir linkime tiek sau, tiek aš tau. Aš irgi tau linkiu. Ir tiek klausytojam, kurie klausys mūsų. Iki. Iki.